Sveiki žiūrovai, tai šiandien video tema Audingo audio sistema ir jos pokyčiai. Tai lankėmės pas Audingą, pakalbinom apie audio sistemos pasikeitimus, padiskutavom, pakalbėjom, tai tikrai, manau, bus įdomus video, o video pabaigoje turime staigmenėlę, pakalbėsime apie mūsų žiūrovo neeilinę audio sistemą. Tai likite su mumis, nepamirškite paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam. Sveiki bičiuliai, tai šiandien esame vėl pas Audingą ir nufilmuosime video apie Audingo audio aparatūros pasikeitimus. Audingas papasakos, tai manau tikrai bus įdomu, nes pasikeitimų garse labai daug. Na tai einam apžiūrėsim Audingo sistemą. Audingai, kas tavęs nepažįsta, prisistatyk dar kartą. Sveiki, Audingas. Tai dabar eisime, aptarsime, nuo ko Audingai pradedam šiandien kalbėti mūsų pokalbį, nes atlikome visą perklausą, išbandėm visas kombinacijas, visas sistemas. Tai gal pradėkime nuo to, kad nupirkai iš manęs tonojus, gali gal papasakoti kažką apie tonojus. Gal nuo tonojų daug kas ir prasidėjo iš tikrųjų, parsivežus tonojus, aš kažkaip buvo įtarimas, kad kai kurie dažniai man ten netaip groja kaip turėtų. Ir tada nusprendžiau parsivežti tonojus. Parsivežus tonojus, supratau, kas yra ne taip ir bandžiau daryti korekcijas, perdariau filtrus kolonėlių, pakeičiau dažnius kolonėlių grojimo. Dabar jos jau groja gana neblogai. Na tai taip, prisivedėjai, kaip sakant, prie savo norimo skambesio. Jo, prisivedžiau prie savo norimo skambesio. Aišku, nemažai pakeičiau ir pačioje aparatūrai kiteliau stiprintuvus. Bose stiprintuvas irgi kaip ir nesugrojo taip, kaip turi grot. Pasikeičiau į kvadą. Kvadas groja gan neblogai dabar ant tų kolonėlių, bet atsivežė lempinį stiprintuvą, tai lempinis, aišku, groja gražiau. Tai dabar einam gal prie tavo aparatūros stendo ir pasižiūrėsim į pasikeitimus. Tai šiandien klausėm, pačioje pradžioje klausėme šį kvadą, tai gali apie kvadą gal papasakoti daugiau, kaip tau tas kvado garsas patenkintas esi. Kvadas įdomus, jisai atsivėrė gražiai, jo scena platesnė gerokai ir aukštas gražus. Man tikrai gražiau groja negu jeigu lyginant su bose. Bose toks aštresnis ir scenos silpnesnis, scena gerokai jo. Bet aišku, lempa man vis tiek arčiau širdies. Tai ypatingai šita va lempa. Ypatingai šita lempa. Aišku, yra planuose pasidaryti lempą, bet dar kol kas neatskleisiu, kas tai bus, bet kai bus, tai irgi bus neblogai. Tai tas projektas bus tikriausiai kontroversiškas jau, kur visi nori daryti šitą projektą. Tai šiandien testavom ir dakus įvairius, tai Audingai gali papasakoti apie savo daką, klausomą dabar, kaip tau. Mano dakas kaip ir pasirodė, kad tie visgi gaminti dakai skamba šiek tiek gražiau. Na taip, kaip sakant, RMA irgi savo turi braižą. Yra kažkoks braižas, aišku, tas dakas tikrai geriau groja už kitus, ką turėjau, bet visą galvą aukščiau, bet va tie gaminti jie. O tai seniau kaip daką naudodavai Denon? Seniau kaip daką kaip Denoną. Denonas jisai labai gražiai groja, bet jisai gražiai groja roką. Jisai padaro tokį grynai koncertinį įrašą lygų, bet tas, aš norisi tikro garso, ne kažkokio pasaldinto, pagražinto ir be jokių ten equalizerių, be nieko. Na tai didžiausi pasikeitimai pas tave seniau, pati pirmą kartą, kai lankiausi, filmavom video, tai grynai audio sistema buvo grynai roko. Tikrai geriausiai rokas groja, antrą kartą jau ėjai link audiofilijos. O dabar tikrai turiu pripažinti, kad garsas grinai jau audiofilinis ir bandėm klausyti roko, aišku, pajungus žemadažnius, viską tikrai puikiai suskambėjo, bet klausėm labai daug džiazo, aukštos raiškos įvairių įrašų ir tikrai skambesys buvo tikrai labai puikus. Tai kokių dar pasikeitimų, kokių dar planų turi, konstruosi lempą, tai girdėjau, kad lempos projektą esi susipirkęs nemažai komponentų, gali gal kažką papasakoti, ar galingas stiprintuvas bus, ar... Taip, lempas planuoju daryti pušpūlą ant GU81 lempų, tai lempos gale bus, vieno stiprintuvo gale bus apie 160 W, tai gana rimtas stiprintuvas bus.
Tai monstras, nes... Monstras, jo. Šiek tiek papildomos informacijos. Tai kam patinka mano kūriamas turinys, norite pamatyti daugiau video, kviečiu dar kartą visus prisijungti prie mano Patreon ir už kavos puodelio kainą pamatyti visus papildomus epizodus. Šios savaitės video tema yra Audingo audio sistema, jos aptarimas ir audio testai, tada DACas su atjungtų skaitmeniniu filtru, na ir dar gal paliesime keletą kitų temų. Šios savaitės video rėmėjas yra Auto Androidas. Tai Auto Android parduotuvė Panevėžyje. Visus, kas norite įsigyti audio aparatūros tiek automobilinės, tiek namų, kviečiu apsilankyti Auto Androido parduotuvėje ir manau, ten rasite tai, ko ieškote. Tai aš Gų dabar nesenai 81 klausiau, na aišku, parodoj klausom, tai tikrai geriausi atsiliepimai. Edvardas Bielskis irgi darė eksperimentus ir tikrai garsas tikrai buvo labai geras. Dabar norėčiau išgirsti tavo komentarą, tai kaip tos transportas, kurį šiandien klausom, kaip tavo įspūdį paliko transportas Philipsų? Įspūdį paliko labai didelį. Tikrai DACas su šituo transportu grojo žymiai geriau negu mano sistemoje. Grojantis Sony diskas ir Sony CD ir tas mano DACas. Einam dabar gal prie kolonėlės, pasižiūrėsime į filtrus, kažką pakomentuosi. Nes su filtrais mes daug bendravom, susirašinėjom, tai tikrai tave sekiau, tavo visą progresą ir kaip matote, galinė dalis kolonėlės taip atrodo ir Audingas gal kažkiek pakomentuos apie savo ieškojimus, bandymus, matavimus, nes tikrai nemažai buvo darbo įdėta ir galiu pasakyti, kad galutinis rezultatas, nežinau ar galutinis čia yra rezultatas, tikrai skamba labai gerai. Kol kas esu patenkintas, aišku, dar kondensatoriai neišsidirbę, dar turėtų prasidirbti, bet iš esmės jau skamba neblogai ir jau dabar daugiau norėčiau su stiprintuvais žaisti, nebe su kolonėlė. Kolonėlės jau skaitau kaip pabaigtą projektą. O dabar Audingai norėčiau paklausti tavęs, kelintas šitas variantas jau tų kolonėlių priekinių? Priekinių tai... Faktiškai, kaip antras variantas buvo pačios kolonėlės, trečias, nes perdirbau, padariau tą slibiną vieną akį, seniau su dviem akim buvo aukštų, dabar padariau su viena, nes du aukštų garsiakalbiai grojo žymiai blogiau negu vienas atskirai, todėl teko jį išmesti vieną, pakeičiau vietą aukštų garsiakalbių ir dėl to tikrai stipriai pasikeitė kokybė aukštų. Taip pat pakeičiau leiką vidutinių dažnių, įdėjau originalią leiką Celestiono, nes prieš tai buvau kinietišką įdėjęs ten perdaryta, ta kinietiška jinai negerai grojo, turėjo rezonansų ir nelabai gerai. Tai dabar Celestiono originalas, jinai tokia skaidri, groja, kaip sakoma, be jokio kažkokio ypatingo atskonio, standartiškai. O galinės leikos yra toje kolonėlių, jos yra su ypatingu atskoniu ir tas jaučiasi tikrai, klausant džiazą, malonus prieskonis yra jau. Na tikrai, dar paminėsiu tiek, kad prieš tai, kai pas tave lankiausi, sistema buvo, kolonėlių filtrai buvo aktyvus, dabar sistema jau daugmaž tikrai pasyvi. Na ir skambesys, pats garsas, tai tikrai labai malonu klausytis, visiškai nevargina. Tikrai važiuodamas pas Audingai svečius nesitikėjau tokio rezultato, esu labai nustebęs. Dabar norėčiau sužinoti komentarą, kas čia per prietaisas? Čia prietaisas, kad būtų paprasčiau palyginti kolonėlių skambesį, kadangi dabar yra 3 poros, tai ir plus, kad galima būtų lengvai perjungti stiprintuvą. Tai persijungia stiprintuvą ir kolonėlės vienu metu, tai nereikia vaikščioti kažkur, kažką perjunginį, tiesiog sėdint klausimo vietoje, paėmė perjungi ir girdėti tas kolonėlės. Tai šiandien šį dalykėlį visų testų metu naudojam, tikrai labai geras dalykas, nes galėjo ir perjungti ir stiprintuvus, ir kolonėlės, įvairias kombinacijas. Na, mums labiausiai su draugu, su mūsų sekėjų labiausiai patiko tavo galinės kolonėlės. Čia kažkoks stebuklas, stebuklingas projektas. tikrai nustebino labai garsas. Dar buvom papildomai pasijungę žemadažnį, viskas labai suderinta. Tikrai klausėm kaip gyvam džiazo koncerte.
Dabar norėčiau paklausti tavęs dar vieną klausimą, kaip pats manai, jau viską išbaigiai, ar dar žadi kažkokiu patobulinimų daryti, kažkokiu planus šitam kolonėliam? Su kolonėlėm turbūt ne, nu gal priekiniam kolonėlėm galbūt, jeigu kantrybės bus, pasidarysiu toje leikas, nu to iš medienos darysiu aš jas, bet tokios pačios formos, nes man patiko jų skambesys. Tai vat, jas galbūt darysiu, bet dar neapsisprendęs, bet pradžioj turbūt vat, tas lempinis projektas bus, kaip minėjau, noriu pasidaryti lempinį, o paskui jau darysiu studiją apačioje ir tada jau ten bus naujos kolonėlės, nauja įranga. Nes šičia man kas nepatinka, kad yra didžiulė kambario įtaka ir vat, kai paleidau šiandien žemo garso testą, tai ten prie 20, nuo 10 Hz liktai nieko, paskui prie 25 Hz jau pradeda barškėti laiptinė, ten visi metalai pradeda barškėti, nu, ir ten prie 100 Hz irgi ten krūva aido visokio, tai vat, to kaip ir atsikratyti neįmanoma, todėl reikia studijos. Na tai ačiū už pokalbį, tikrai lauksim pakvietimo į tavo studiją, kai įsirengsi ir manau tikrai sieksim progresą ir ne kartą dar apsilankysim ir rašysim video. Na, tema žiūrovų audio sistemos, tai kaip buvau minėjęs, kad tai taps tradicija, tai šiandien pakalbėsime apie labai įdomią audio sistemą, kurią pasidalino su mumis Eugenijus. Su Eugenijumi pradėjau bendrauti tada, kai įsigijau savo Tanojus. Tikrai sulaukiu tada daug žinučių, tai Eugenijus atsiuntė aprašymą savo audio sistemos ir nuotraukas. Tai jeigu norite pasidalinti savo audio sistemomis, tikrai irgi galite man parašyti. Na, paskaitysiu aprašymą ir pažiūrėsime nuotraukas, tikrai manau bus labai įdomu. Trumpai pristatau savo pabaigimo kambario įrangą. Pagrindinis stiprintuvas yra Dynamic Precision No. 1. Pirminis šiuo metu atiduotas aptarnavimui. Turiu DB Systems DB1, DB2. Šiuo metu naudojamas audio design skolintas iš bičiulio. Kolonėlės Tanoja Kensington GR 10 colių, kurioms kabinetus gamino čia Lietuvoje. Savadarbiai lempinukai gaminti pačio, tai yra mažylis su ECL 82 lemputėm, o antrasis yra jungtinis darbas. Gale panaudotos 300B lempos, priekyje ne ką mažiau kultinės C3G lempos, kurios kadaise buvo naudojamos telefono linijos tarp kontinentų. Patefonas yra modifikuotas Lenko 75, įleistas į plintą. Fono korektorius lempinis su fiksuota korekcija, bet šiuo metu naudojamas tas pats audio design. Juostinis magnetofonas yra mažai kam žinomas. ACC 6002 su 2 takais ir 38 greičiu. Kasetės graina tos pačios firmos ACC 2001 su nuostabiu juostiniu telefonų garsu. Tai groja per 2001 modelio kasetinį grotuvą, ausinės Sennheiser HD 800S. Taip pat yra Naim SuperNate vienas stiprintuvas, kuris greitų laiku ieškos naujo šeimininko. Su pagarba Eugenijus. Na, Eugenijau, ačiū, tikrai labai įdomu buvo pasižiūrėti jūsų audio sistemą. O žiūrovai, dar kartą paminėsiu, kad jeigu turite įdomią audio sistemą, norite pasidalinti, pridėsiu savo e-mailą, parašykite man ir manau tikrai pasidalinsime ir tikrai žiūrovams bus labai įdomu. Tai dėkoju dar kartą, kas žiūrėjo, nepamirškite parašyti komentarą, paspausti like, prie mano projektų galite prisidėti Patreon, PayPal, pridėsiu banko sąskaitą, susitiksime kitose video, iki.